A tau mirguliuoja irgi kaip man. Nu zdarova, nu man brangu tau skambit, jų pačianai, ble. Tai kuo Skype'ą nepasitikrini? Nu tai, ble, paimsi iš oro uostą, ne, nu ką, laukiu. A mum čia gerai, nesvarbu valiuta, mylimės litą, koks jis bebūtų, žinomės vietas, taškus pro miškus, jaučiu, kad čiups į vėl proviniškės. Grįža bičias iš anglų kalėdom, piniginės tvorą parodyt kolegom, sunkiai jis dirba žuvies fabrikuose, matas iš tuola, ką ikrai plaukuose, Kryčka rajone buvo jo meška, prabangiausiai geribai pirmos rūšies dešra, taksas iškvies klasiokų sabraniją, valė Nataša į Mansdą kompaniją. Netrūka degtinę Zagironą, pamiršo už namą lariuoks, prie kurio jį iškirta, hebra žinoja, ką meška grįžta, plans iškirs buvo ir išvežti į mišką, po kalėdo atsibuda, galva susiūta, litų nebėra ir smirda šūdais, na ką ir be pridursi, istorija pamokanti, vėlinį kartą teks iš tėvų skolinti. A mum čia gerai, nesvarbu valiuta, mylimės litą, koks jis bebūtų, žinomės vietas, taškus pro miškus, jaučiu, kad čiups į vėl proviniškės. Kas mėnesį kitą iš švedų grįž Staska, firmą įsteigęs direktorius Blatnas, varkės per medžiagas, šiferį plytas, iš Lietuvos veži švedų statybom. O tengi gerai, moka už valandas, gali nedirbt, įkasyt kabančių su hebra žaist kortom, kokį duraką viens lenks geria techninį spiritą kolapaką. O lenkstas halturšiks buvo nebloks, ant technikų dirba, o dabar vaik tvoras. Darbų sauga čiupo, Staskiai nėra grūza, nes firma ant buobas jie tempi mentūrą. Buoba paleida, iš pėdus atskryda, Staska ką juokęs labai suklyda, šuoka pro langą, nėra gyvatė, o lenksą pačiuoj, kai tik tvoras statė. A mum čia gerai, nesvarbu valiuta, mylimės litą, koks jis bebūtų, žinomės vietas, taškus pro miškus, jaučiu, kad čiups į vėl proviniškės. Daug apelsinų į pigus vyns, dirba ten tavo draugai į kaimyns, šilti kraštai visada traukia, kam rūp kelionės, o kam braškių laukai, dirba plantacijoj su krepšais, kad per kalėdas grįžtų su pilnais maišais, džiaugės šeima, bičiai iš kalėjimą, priešas buvai, dabar draugs duok žaibą, krūminį dantį pataisyt 100 eurų, todėl visi vaikšta pusmetį su kiauru, o ką daryt bilietai tik ant švenčių, rusiški vaistai į vėl skausmą kenčia, pas dantistus eilės pilna emigrantų, kas antras iš sėdinčių šnek su akcentu, visi su maišiukais, bonkėmis, saldainiais, nes kyšių banda padaryt, kad greičiau baigtus eilės. A mum čia gerai, nesvarbu valiuta, mylimės litą, koks jis bebūtų, žinomės vietas, taškus pro miškus, jaučiu, kad čiups į vėl proviniškės. Mum čia gerai, nesvarbu valiuta, mylimės litą, koks jis bebūtų, žinomės vietas, taškus pro miškus, jaučiu, kad čiups į vėl proviniškės. Nu, pacanai, nu kas atvažiavo, lieks neatvažiavo iš viso, ką, jau plėtus visus prageriau oro uoste, nu į fangų jų. Ja, duokit bilietą į Angliją man vieną. Kokį miestą? Į Angliją. Loks iš kaimą dirbi, pamatį, prašau. Palik parūkyk. A kodėl vėl taip neaiškiai parašėt viską?